8:35, tęsiu ryto garsus. Netrukus rubrika Jūs paskambinote Lietuvos radiją. Šį kartą ją rengė Aistė Plaipaitė. Sveiki, Jūs paskambinote į Lietuvos radiją. Sveiki visi klausantys rubrikos Jūs paskambinote į Lietuvos radiją. Šįkart jūsų paliktų klausimų ir nuomonių klausiau ir į juos atsakymų ieškojau aš, Aistė Plaipaitė. Šiandien aiškinsimės, kur tiksliai stotelėje turi sustoti troleibusas ar autobusas, kaip nemokama medicinos pagalba užtikrina Lietuvos konstitucija, taip pat kodėl per mišias katalikai meldžiasi už popiežių, vyskupą ir kitus šventikus. Ir tai tik dalis jūsų klausimų, į kuriuos bandysime atsakyti. Apie visą tai netrukus, o dabar primenu, kad norėdami užduoti savo klausimą ir galbūt jau kitą savaitę išgirsti atsakymą, ar tiesiog pasakyti savo nuomonę apie Lietuvos radijo ir televizijos darbą bei kitus jums rūpimus dalykus, skambintumėte numeriu 236-3009. Prisistatę ir pasakę, iš kur esate, palikite klausimą ar nuomonę atsakiklyje. Labą dieną. Skambina Stanislava iš Panevėžio. Nei kiek nenustembu, kad žiniasklaida atsidūrė reitingų gale. Nes 4 kartus klausiau, o dabar dar 5 bandau. Nors jūs sakot, mes peržiūrim, ką jūs peržiūrit, tai man nei šilta, nei šalta. Man reikia, kad būtų atsakyta į klausimą. Kodėl nesilaikoma 53 konstitucijos straipsnio, kad gydymas nemokamas. Ir už danties traukimą reikia mokėti, ir už visus kraujo tyrimus, tai kur tas nemokamas gydymas. Čia tik durų atidarimas pas gydytoją nemokamas. Tai vot, kad kas paaiškytų, kodėl nesilaikoma Lietuvos konstitucijos. Į tokį opų klausimą jūs privalot atsakyti. Šiuo klausimu kreipiausi į Nacionalinės medicinos teisės centrą. Jo direktorius Žydrūnas Anilionis aiškino, kad klausimas iš tikrųjų yra opus ir gydymo įstaigos Lietuvoje dažnai neteisėtai ima pinigus už medicinos paslaugas. Pacientai turėtų klausti gydytojo ir kreiptis, jei jiems atrodo, kad jie moka už tai, už ką neturėtų. Anot teisininko, konstitucijoje nenusakytos, tačiau egzistuojančios teisės į nemokamą gydymą išlygos nepažeidžia klausytojos minimo 53 konstitucijos straipsnio. Tačiau problema atsiranda, nes įstatymų dažnai nėra paisoma, o tai kelia pagrįstas abejones, ar iš tikrųjų medicininė pagalba Lietuvoje yra nemokama. Iš tiesų, teisinis reglamentavimas Lietuvoje numato nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Tai yra apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims turi būti nemokamai atliekami visi laboratoriniai tyrimai, kurie numatyti šeimos gydytojo normoje. Taip pat jie turi būti nemokamai konsultuojami ir tyrimi specialistų, pas kuriuos yra siunčiami, o jei gydomasi stacionare, tuomet jiems turi būti nemokamai skiriami vaistai ir medicinos pagalbos priemonės. Paslaugas mokėti reikia tuomet, jei esate neapdraustas, jei pageidaujate ne šeimos gydytojo, o specialisto konsultacijos, bet neturite siuntimo. Jei paslaugą norite gauti greičiau, negu jį jums paskirta, bei kai kuriais kitais teisės aktais reglamentuotais atvejais. Tačiau tenka pripažinti, jog pakankamai dažnai gydymo įstaigos nusižengia nustatytai tvarkai ir nepagristai apmokestina vienas ar kitas paslaugas. Yra nustatyti atvejai, kuomet iš pacientų neteisėtai reikalauta sumokėti už kraują ar kitus laboratorinius tyrimus, už operacijai skirtų medicinos priemonių komplektus, už gydytojų konsultacijas, nors šios paslaugos apmokamos iš privalomų sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Todėl mes patarime visais atvejais, kuomet reikalaujama už ką nors sumokėti, paprašyti gydymo įstaigos darbuotojų paaiškinti, kodėl jūs turite mokėti ir kaip galite tą paslaugą gauti nemokamai. Taip, ir tuomet dar vis tiek reikia turbūt žinoti klausytojams tas sąlygas, į kurias jie patys turi atkreipti dėmesį, kad nemokamos paslaugos yra užtikrinamos valstybinėse gydymo įstaigose, taip? Taip, būtent tose įstaigose, su kuriamis yra sudaryta sutartis su valstybinė ligonių kasa ir teritorinėmis ligonių kasomis. Klausytoja minėjo kraujo tyrimus. Anot teisininko, didžioji dalis tyrimų, kuriuos skiria šeimos gydytojas, turėtų būti nemokami. Bet realiai yra taip, kad gydymo įstaigos visgi apmokestina nemažą dalį tų tyrimų. Jeigu tada pacientas bandytų kreiptis kažkur, yra tikimybė, kad jis galėtų atgauti tuos pinigus, kuriuos sumokėjo už tyrimą? Taip, mes
savo praktikoje turėjom ne vieną atvejį, kad mes padedam pacientui surašyti tą vadinamą pretenziją, prašymą dėl sumokėtų pinigų grąžinimo ir gydymo įstaigos be ginčo tos pinigus ir grąžino. Tai tikrai reikia nepabijoti, nes iš tiesų pacientai gal nedrįsta kreiptis ir prašyti tų pinigų sugrąžinimo, bet iš tiesų tai gydymo įstaigos pačios supranta, kad tie reikalavimai yra nepagristi ir neteisėti ir jos tikrai nesiginčia ir tas visas sumas sugrąžina. Nacionalinės medicinos teisės centro direktorius Žydrūnas Anilionis.